Tai va, sveiki. Šiandien padarysime šiaip tikrai lengvą dalyką. Tai narkotikų ataskaita, kurią reikės nusiųsti direktoriui pavaduotojui. Kaip čia jos starta yra. Tai spaudžiame endoskopo dešinį klavišą, spaudžiame new ir bitmap image. Susivadiname kaip norime, tai aš susivadinsiu FTB. Nusikelime kur norite. Spaudžiame dešinį klavišą new, spaudžiame edit. Nusileidžiame ir einame į startą, einam į documents, einam į Gitas Andrės user failą, sum, screens ir einate ieškoti savo narkotikų, kur esate atėmę. Aš tarkim radau, spaudžiu dešinį klavišą ant jų, spaudžiate edit, pasirinkite šitą, iškirpate, kur jūs esate atėmę. Spaudžiate Ctrl+C, išjungite, spaudžiate šitą, Ctrl+V, prašom, jau yra, jūs galite jį nešioti, kur norite. Taigi, toliau. Vėl einate į screens, susirandate antrą nuotrauką, F daugiau, ir taip, vėl nukirpam, Ctrl+C. Vėl kelime čia, Ctrl+V, čia nuvedam ir štai, prašom, jau yra šitie du. Tai jau, jei norite, kad būtų lengviau tas, kas tvarko dienos aktyvumą, dienos ataskaitą, tai tiesiog darykite taip, užrašykite, kiek atimėte narkotinių medžiagų. Tai tiesiog, pavyzdžiui, žolė. Čia bus atimta 400 gramų, kokainas, kokainas būtų 0 mg ir heroinas būtų 1290 mg. Tai spaudžiame įsaugoti. Išjungiame, senas programas irgi išjungiame, štai mano nuotrauka, matosi viskas puikiai išties. Spaudžiame paskui į Google, startą, einame į Google, start.lt puslapį, sark formas. Kadangi mums reikia dabar susirasti FTB pavaduoti, tai rašome, paspaudžiame nariai, rašome rolę, tonto ir susirandam brulę tonto. Taip, susiradom FTB pavaduotojas, įsitikinam tikrai, siųsti žinutę, rašome dar, ar tiesiog einame į part.lt puslapį, talpinti paveikslėlį, pasirinkite deskopas ir jums reikės narkotikai. Spaudžiame, ne narkotikai, atsiprašau, FTB. Ir open, talpinti, pasirinkite peržiūros nuorodą, Ctrl+C, Ctrl+V, siunčiat žinutę. Tai va, įsiunčiate žinutę ir viskas, ko jums reikia daryti. Tai va, dėkui ir viso gero.